Labadiena, mano brangūs draugai, bičiuliai, bendražygiai, paskyros Mozerio žinios prenumeratoriai, ištikimi Mozerio radio klausytojai. Pirmiausia, noriu jūsų atsiprašyti ir atsiprašau už tai, kad praėjusios savaitės sekmadienį, spalio 26-ąją, nesulaukėte sekmadieninio Mozerio radio. Priminsiu, tądien mes planavome pratęsti dar savaitę anksčiau, spalio 19-ąją, pradėtą mūsų sekmadienio pokalbį apie laiką. Taigi planavome susitikti pokalbiui apie laiką, o Mozerio radijas nei laiku, nei nelaiku taip ir nepasirodė. Todėl tokią nemalonę situaciją niekaip kitaip nei likimo ironija nepavadinsi. Kita vertus yra sakoma, kad likimas tai Dievo vardas, kuriuo jis prisistato tada, kai nenori būti atpažintas. Nesupraskite neteisingai. Jokių būdų nesakau, kad atsakomybė už mano klaidą tenka ne man, o likimui. Tačiau, kaip jau esame kalbėję, padaryti klaidą nėra nuodėmė. Nuodėmė yra padarius klaidą toje klaidoje ir pasilikti. Stengsiuosi nelikti klaidoje ir dėsiu pastangas, kad ją ištaisyčiau. Labai tikiuosi, mano nuoširdus atsiprašymas yra priimtas, todėl ilgiau nedelsdamas drįstu su savo mintimis sugrįžti pas jūs prie mūsų pokalbio apie laiką. Ir tikiuosi, kad mano mintys apie laiką jums yra įdomios, o gal kai kurias iš jų galima pavadinti net ir vertingomis, nes tam tikrose situacijose jos padeda jums geriau jaustis, padeda tas situacijas kitaip vertinti ir jas lengviau priimti. Nemeluosiu, būčiau labai laimingas žinodamas, kad bent kruopelytę esu teisus taip manydamas. Bet ne, aš tikrai savęs nelaikau kitų žmonių gyvenimo mokytoju. Tiesą sakant, skeptiškai vertinu tuos, kurie pretenduoja tokiais būti, nes kiekvienas iš mūsų pasaulį ne tik supranta, bet ir, kas dar labiau yra svarbu ir reikšminga, jaučia skirtingai. Todėl kiekvieno iš mūsų geriausių gyvenimo mokytojų mums turi būti ne Mozeris, ne Mozerio radijas ar dar kažkas kitas, o pats mūsų gyvenimas. Po tokios ilgokos įžangos dabar jau leiskite oficialiai pradėti. Šiandien už lango lapkričio 2, sekmadienis ir mylėjai jūsų namus iš lietaus prausiamos ir vėjo blaškomos Klaipėdos, kaip turbūt ir dera uostamiesčiui, atkeliauja 65-oji Mozerio radijo laida. Šiandien šventinė diena, vėlinės arba dar kitaip ilgės. Tad šiandien ilgimės, gal kai kas pasakys liūdime, dėl anapilin iškeliavusių mums brangių žmonių prisimename mirusiuosius. Todėl natūralu gali kilti klausimas, tai kokia čia šventė, kaip mes galime švęsti tai, kad mūsų tarpe jau nėra tų mums brangių žmonių, kurių šiandien labai ilgimės. Tačiau tai tikrai šventė, tai tikrai šventinė diena, tai visiems mums šventa diena. Pirmiausia dėl to, kad šiandien mes pagerbėme mirusiųjų atminimą, dėkodami jiems už jų indėlį į tai, kad gyvenimo ratas ir toliau nesustodamas suktųsi. Nes jie kadaise buvo tais varikliukais, sukančiais tą gyvenimo ratą. Jie gimė, augo, mokėsi, dirbo, svajojo, gimdė ir augino savo vaikus, juokėsi, buvo išduoti, verkė, išdavė kitus, tikėjo, nusivylė, suprato, pajautė, mirė. Yra laikas mylėti ir nekęsti, laikas karui ir taikai. Yra laikas perplėšti ir susiūti, laikas tylėti ir kalbėti. Yra laikas įgyti ir prarasti, laikas laikyti ir išmesti. Yra laikas mėtyti akmenis ir juos vėl surinkti. Yra laikas apkabinti ir susilaikyti nuo apkabinimo.
Yra laikas verkti ir juoktis, laikas gedėti ir šokti. Yra laikas žudyti ir gydyti. Yra laikas griauti ir statyti. Yra laikas gimti ir yra laikas mirti. Yra laikas sodinti ir rauti, kas pasodinta. Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi. Esu tikras, žinote, kad tai citatos iš Biblijos karalių knygos. Ką jos reiškia? Jos reiškia, kad kiekvienam dalykui ar veiklai yra savas laikas ir tinkama proga. Ši išmintis simbolizuoja, kad reikia gyventi deramai kiekvienam gyvenimo etapui ir išnaudoti tinkamą laiką darbams, galimybėms ar net jausmams. Šios išminties esmė yra tokia. Visa tai mus moko, kad svarbu atpažinti savo gyvenimo etapus ir juos tinkamai išgyventi, o neskubinti ar atidėlioti tai, kas priklauso kitam laikui. Dažnai užduodu savo klausimą, ar jaučiu baimę savo gyvenime kažko nesuspėti padaryti. Gal reikėtų paskubėti, kad suspėčiau padaryti kuo daugiau, kad spėčiau užbaigti darbą, kurį jau esu pradėjęs daryti. Mano atsakymas į šiuos klausimus yra toks. Aš apskritai nematau prasmės bijoti, nematau prasmės švaistyti laiką baimiai, gaišti laiką galvojimui apie tai, ko aš negaliu pakeisti. Galų gale, vis tiek greičiausiai bus taip, kad anapilin iškeliausim kažko nepadarę, kažko taip ir nespėję užbaigti padaryti. Gal tai bus tavo taip ir nepradėta rašyti knyga, kurią svajojai parašyti. Gal tai bus nepabaigtas rašyti tavo atsiprašymo laiškas draugui. Gal tai bus rudenį tavo taip ir nepasodintas vaismedis, ar pavasarį nepabaigta sukasti daržo lysvė. Todėl vietoj galvojimo apie tai, ko mes negalim pakeisti, vietoj baimės šiame gyvenime nesuspėti kažko padaryti ir jo labiau vietoj graužaties, kad kažko nepadarėme ir galbūt jau nebepadarysime, geriau jau sutelkim visą savo dėmesį į tai, kad gerai padarytume, gerai atliktume tą darbą, kurį darome būtent šiuo metu. Tiesa, ne tik darbas turi būti atliktas gerai. Kiekviena tavo poilsiui skirta minutė, net kiekviena tavo nieko neveikimui skirta minutė turi būti prasminga. Prisiminkime dar kartą. Yra laikas mylėti ir nekęsti. Laikas karui ir taikai. Yra laikas perplėšti ir susiūti. Laikas tylėti ir kalbėti. Yra laikas įgyti ir prarasti. Laikas laikyti ir išmesti. Yra laikas mėtyti akmenis ir juos vėl surinkti. Laikas apkabinti ir susilaikyti nuo apkabinimo. Yra laikas verkti ir juoktis, laikas gedėti ir šokti. Yra laikas žudyti ir gydyti, laikas griauti ir statyti. Yra laikas gimti ir mirti, laikas sodinti ir rauti tai, kas pasodinta. Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi. Tačiau, mano brangus Mozerio radijo klausytojai, jūsų gyvenime nėra ir neturi būti laiko baimiai, neturi būti laiko bijoti gyventi. Ačiū tiems, kurie klausėsi, dėkoju tiems, kurie mane išgirdo. Linkiu gražaus ir prasmingo sekmadienio, ramybės ir vidinės taikos. Iki kitų susitikimų.